Pasidalink dabar patirtimi, kiek testo rezultatai įtakoja, kad darbdavys pasirinks būtent šitą kandidatą, jeigu jis renkas, tarkim, iš poros kandidatų, ar ne, vieno testo rezultatai kaip ir geresni. Tai vad kokia tikimybė, kad pasirinks, tarkim, tą su geresniais rezultatais, nes mano praktikoje aš matau, kad net jeigu ir yra nedidelis nuokrypis vieno ir kito kandidato testuose, chemija veikia pirmiausiai. Ir nors tu žinai, kad šito kandidato rezultatai prastesni, bet, tu jauti su juo tą chemiją, jauti tą ryšį. Tai kaip praktikoje yra dažniau? Taip. Tai Rima ir mano praktikoje labai dažnai žaidžia chemiją. Tačiau norėčiau tiesiog atkreipti dėmesį žmonėms, kurie ieško darbo, tiek darbdavius iš tikrųjų, tiek kandidatus, ar ne, tas abipusės dalyvaujančias tame pačiame įvykyje, kad neužkibkim ant to pirmo tokio kabliuko, ant tų žavių ar ne žmonių charizmatiško kabliuko. Faktas, kad jie traukia dėmesį, ar ne, jie moka prisiderinti, tą vadinamą raportą padaryti, jie šneka tavo kalbą ir faktas mums patinka, kai jis yra panašus į mane. Tačiau irgi visai nesenai pavyzdys, kandidatas sako, aš noriu eiti tą įmonę, man nesvarbu ką, bet ką. Tai žodžiu, nes labai patiko vadovų komanda, buvo susitikęs, įvyko tas blitz ar ne, bet aš sakau, be to malonaus pokalbio, be sėdėjimo ant to pačio vaibo, dar reikės daryti ir tam tikrus darbus ir atlikti tam tikras funkcijas. Tai vat vėlgi, žmonės gerai pažįstantys save, žinantis, kokioje būtent aplinkoje jie gali geriausiai save realizuoti, kokioje pozicijoje, su kokiom funkcijom, ar ne, jie gali pasiekti aukščiausių rezultatų, jie tada budresni tampa. Ir tada turi tą puzlę visą susidėlioti pilnai. Ir komanda turi atitikti tave, ir vadovas, ir darbo pozicija, ir visos kitos, ir vertybės, be abejo, vertybės, kultūrinis ar ne tas elementas. Ir va tada, kai viskas susidėlioja, tai tas satisfakcija ir vyksta, ar ne, tas pasitenkinimas. Tai va būtent pažinojimas, ar ne, kur esu geriausias, kokios reikia aplinkos man, tai ir padeda. Bet vėlgi grįžtam prie to pirmo klausimo apie savęs ar ne pažinimo naudą. Ir dar trupučiuką norėčiau pasakyti, kad šiaip tai nėra asmenybės testų geresnių arba blogesnių. Va tą reikėtų iš tiesų ir kandidatams, ir darbdaviams išgirsti. Kiekvienam yra sava darbo vieta. Taip. Bet tas tiesiog to reikia atitikimo ieškoti. Kaip kirvis kotą. Kaip kirvis kotą. Ir labai gaila būna, kaip, tarkim, 40 tau jau metų, ar ne, ir, kaip sakyti, kaip man viena kandidatė ir pasakė, atsidus ir sako, po testo jau interpretacijos. Tikriausiai dabar supratau, kad gali darbas būti ir lengvesnis. Nes dirbo aktyviuose pardavimuose, mergina 7 metus. Ir dar be to buvo vadovė tapo, nes labai gerai darė pardavimus, nes turėjo labai stiprią valią, labai didelę atsakomybę. Ir jinai, bet jo žodžią tariant, sako, atsikeldavau ir sako, tiesiog iš lovos pakildavau, nusipurtydavau ir sakydavau, tu gali, tu pavarysi šiandien, tu padarysi. Ir įsivaizduojam, Rima, kiek reikia vidinių resursų žmogui. Ir jinai padarė, ir jinai tikrai buvo gera, bet tas rezultatai rodo, kad, oh my god, ta prasme, visiškai priešingoj pusėje yra, ta prasme, nereikia tokių intensyvių santykių su žmonėms. Ir šiaip nėra noro daryti kitam įtakos, nes pardavimai tai įtakos darimas. Ir jinai labiau tokia iš savęs
procesinis žmogus, o ne rezultato. Labiau jai ten, tarkim, buvo pabaigusi matematikos studijas, šiaip protiniai gebėjimai labai stiprus. Tai mes ten suradom kryptį, kur labai galim gražiai pasukti ir žmogus atsiskleis ir vargo nevargs. Bet žinai, jau vien tas momentas, kad aš ir te atsikeliu ir save skatinu, motyvuoju, o tai gaunasi, ne iš inercijos, ta prasme, turiu, kad ne tiesiog. Taip, kad čia fainai, ne? Jo, kad čia fainai, tai tada tu jau, žinai, pati save, jeigu tau kiekvieną rytą reikia savo pasakyti, kad tu gali, nes vadinasi, tu ne visada gali, iš ties ir normalu yra ne visada galėti, žinai, bet jeigu tu savo sakai, kad tu gali, tu kaip ir save šiek tiek pušini, žinai, kaip būna spaudi to rezultato. Šiuo atveju tai jau stipriai ten buvo viskas.